Tai laba diena, mėly žiūrovai ir klausytojai, labas rytas. Labas jūs, tai sveiki, mėlyjei. Ja, praėjo šiek tiek laiko ir tai iš tikrųjų gavom iš vieno Karžygio žiūrovo tokį prašymą, kad pašnekėtumėm apie būtent vaikų auklėjimą. Vat kokia literatūra, kokios problemos, kokios daromos klaidos. Ir aš iš karto suskubau ekspertą pasikviesti. Dėkuoju už tokius titulus. Ja, bet, iš tikrųjų, ir turbūt trūksta tos informacijos, nes mes čia visi išnekam, ką čia reikėtų daryti, o gaunasi taip, kad, tas valstybės vis dėlto kūrė jaunoji karta ir nuo to, kokie jie išauga, paskui taip ir susiformuoja ir mes vis dėlto turėtumėm kreipti labai didelį dėmesį į tai, kas mus pakeis. Taip. Tai tavo matymas. Na, dabar kaip tik man, kai gimė sūnus, tai dar labiau visas šitas dalykas jo užsidegė. Ir aš savo šitą veiklą pradėjau būtent iš to užsidegimo, kad pastebėjęs tiesiog tokius momentus, kad aš perėmiau daug iš savo tėčio, jisai perėmė tą patį iš savo senelio. Ir aš netgi apsidžiaugiu, kad aš anksčiau neturėjau vaikų prieš kokių ten 15 ar ten 18 ar 20 metų, nes aš būčiau automatiškai perdavęs visą šitą bagažą, pasąmoninį bagažą, apie kurį aš galbūt nelabai dar suprasdavau tada. Ir dabar džiaugiuosi, kad aš jau šiek tiek pradedu gaudytis, kaip tai veikia ir jau turiu tą tokią, kaip sakyt, kažkokį išsilavinę savistabos, gali pastebėti, ką aš perduodu vaikam, pastebėti, ką jisai mato aplinkui, kaip jisai auga, kaip jisai gyvena. Ir aš prisiminiau, kad mūsų nieks nemokino, kaip auginti vaikus. Mes tokių neturėjom, kažkokių taisyklių, būdavo vaikas jau kai yra pas kažką, tai tada pradedi klausinėti ant tėvelių, senelių, močiučių, pažįstamų, ar ten dabar internete skaitosi, mamytės ten forumuose, 5 skirtingų nuomonių, po to viską išbando, tada supranta, kad šešta buvo teisinga, ne? Ir, pavyzdžiui, po mokyklas pavažinėjęs, prieš metus aš to pasakau, apie 40 mokyklų aplankiau Lietuvos ir pamačiau tikrai tragišką vaizdą ir su mokytojom pabendravau, kurios dirba 30 metų. Jos sako, kad labai pasikeitė viskas į prastą pusę. Tai kas dabar šiai dienai, kas auklėja vaikus? Bet čia geras klausimas, kas auklėja vaikus. Auklėja vaikus, aš sakyčiau, socialiniai tinklai ir aplinka, kurioje jie auga. Tai aplinka yra praktiškai turbūt daugiau negu pusė, tai yra reklama. Įvairiausias siūlymas produkto ir elgesio, kurio jiem iš tikrųjų nereikia gyvenime. Tai yra vartojimo skatinimas ir atsakomybės nusimetimas. Tai šitoje vietoje aš prisimenu kažkada buvau susidūręs su, kiek ten aišku tiesos, išrinktosios tautos, pavadinkim, kažkokiu taisyklių rinkiniu apie vaikų auklėjimą. Ir man ten labai įdomu pasidarė, tai aš taip supratau, kad pas juos yra aiškiai apibrėžta, kaip tai turi būti ir galimai tėvai yra ruošiami nuo vaikystės jau, aiškas pasakojama, galbūt yra išlikę ir tose, sakykime, kažkokiuose mažesnėse tautose, kurios nėra civilizuotos, pavadinkim, kur yra aiškiai perduotama, kaip reikia auginti vaikus per pavyzdį, būtent per pavyzdį. Tai galima gal šiandien pajudinti tą temą apie tai, kaip vaikai mokinasi, kaip jie auklėsi. Man patiko vienas toks pavyzdys, kad ar matėt jūs kur nors gyvenime tigrą, kuris susikviestų tigriukus, susisodintų ant kėdučių, skaitų taip, dabar aš jums papasakosiu, kaip reikia medžioti, ne? Ir jeigu norėsit paklausti, pakelkit letiną, ne? Galėsit atsakyti. Tas, kas geriausiai atsakys, ne? Tas bus tam kažkoks. Ne, jisai eidavo ir tigriukai eidavo iš paskos ir stebėdavo, kaip ten tėtis ar mama, sakykime, medžioja ir iš to mokindavosi. Tai mūsų, sakykime, kultūrai, ką mes turim ir socialinėse įvairiose reklamose, ten kažkokiose galime pamatyti, taip, kad vaikai tiesiog atkartoja, kopijuoja tėvų elgesį. Tai netgi yra protingas pasakymas toks, kad reikia ne vaikus auklėti, o tėvus auklėti. Dėl to, kad jie perima tai. Aš neįsivaizduoju, ką dabar
perima mūsų vaikai, žiūrėdami į šiandieninius tėvus. Vat galima netgi pajudinti šitą temą. Tai mes tada vėl nuo vaikų auklėjimo tada perinam į tą mūsų kasdienybę, kai mes aptarinėjom būtent procesus ir tėvus. Ir jeigu mes matom, kad dabar yra priimtina mėlynoji propaganda visa Seime, jeigu mūsų vytis pasidarė iš raudono mėlynas ir jeigu vagystė yra pateisinama, nes nugalėtojų niekas neteisė, tai va šitoj vietoj kitas atsiranda momentas, kad tėvas savo pavyzdžių gali elgtis ir teisingai, ir dorai gyventi, bet mes matom, kad šiais laikais tie, kas dorai gyvena, nebaisiai gerai gyvena ir greičiausiai trūksta ir geresniai mašinai, ir geresniam namui, ir šiaip daug ko trūksta. Ir tada vaikas matydamas tą, nes ta pati pradžia, kol vaikas kopijuoja ir viskas gerai, bet jisai iki 10 metų perima visą tai, ką tėvai žino ir kaip jie gyvena, o paskui jau mato gyvenimiškus pavyzdžius, kaip jo tėvai visuomeniai atrodo ir kaip atrodo, pavyzdžiui, tie, kurie ten propaguoja LGBT, kaip tie, kurie išnaudoja kitus. Jie mato, kad ir kaip yra gerbiamas, pavyzdžiui, jų tėvai, kurie gyvena sąžiningai, ir tie tėvai, kurie, tarkim, gyvena pagal tas nuostatas. Ir jisai supranta, kad yra du pasirinkimai. Arba vargt taip, arba pasiduot toms tendencijoms, ir kur gal su kažkokiu vyriškiu biški, gal kažkaip tai dar kažkas. Tas yra labai baisu. O tas yra iš tikrųjų baisu ir šitoje vietoje, kaip tu matai. Nes, aš savo supratimu, ta prasme, grįžtant prie tėvų, pavyzdžiui, tai aišku, jeigu tėvas su mama iš vakaro atsisės ir tą gramelį padarys, dešrytės pasipjausti, o vaikui sakys, ne, alkoholis yra blogai, ir gert negalima, ir rūkyti negalima, o pats už kampo ten parūkys ir visą kitą. Net ne už kampo prie stalo. Arba prie stalo, arba tenais įsakyta. Tai, kaip ir tu šnekėjai, tas tigriukas, jisai kartos tai, ką mato. Tai čia kaip jau, čia jau toliai nereikia. Bet tai čia aš tau uždaviau dvi kryptis. Vienas, supranti, tavo tėvai gali, bet yra kitas momentas, kad kokios yra vertybės pas mus visuomenėje palaikomos ir kas yra apmokama. Aš vėl prie savo pavyzdį galbūt papasakosiu, kaip man buvo. Mane mokino močiutė sąžiningo reiškia gyvenimo, tokio, sakykime, tokia tikinti buvo, aš jau ten ir buvau jos svajonėse kunigas, turėjau būti užaugęs, ne, tai ten daug... Bet būtum neblogas toks kunigėlis. Būtum ne vieną dušelę ištraukęs. Tai dabar traukiu. Traukiu dušelę. Savotiškai. Tai, sakykim, ten buvo įskiepyti tam tikri dalykai, čia atvažiavau į miestą, aš pradėjau matyti kitus dalykus, negu kaime tada mačiau. Ir vėlgi tėvai pasakoja apie kažkokį ten sąžiningą, gražų, gerą darbą, bet čia dabar gal įlysim iš karto į tai, kad trūko emocinio ryšio su tėvais, ne, ir aš pradėjau ieškoti, žiūrėti, abejoti jų žodžiais. Ne? Netgi, pavyzdžiui, kai sužinai, kad čia diskusijų tema, kad senelio šalčio nėra, o tėvai dėjo dovanas pagalė, tai tu nesakysi, wow, tėvai kokie jūs šaunuoliai, sakysi, kodėl jūs man melavote, ne? Tai reiškia, dingsta per tokias smulkmenas pasitikėjimas tėvais ir pradedi ieškoti kažkur kitur. Tai mano atveju aš pradėjau ieškoti gatvėje ir pradėjau žiūrėti galbūt po visokiausių filmų, serialų apie tai, kad geriau gyvena įvairūs, pavadinkim, nusikalstamo pasaulio atstovai. Važinėja prabangiais automobiliais, jie ten pastovi kažkaip kitaip apsirengia kietai, ne, ten biliardas, mane traukė ir aš kažkaip lindau tenai, tai man tėvas sakydavo, ko tu ten ryti lindinų, vien tas, kad tu biliardą dar rusišką žaidėją, ne, tave traukia. Tu supranti, kas jį žaidžia, su kokios, kas žaidžia. Sako, jį žaidžia tam tikri žmonės, net, sakykime, iš nusikalstamo pasaulio daugiau. Tai, sakau, mane žaidimas domina, bet iš esmės man įdomu buvo ir ta aplinka, ir dar kažkas. Nors ir aš jaučiausi tenai kažkoks ne tai, kad nepritampantis, bet kitoks. Bet man buvo labai įdomu, tai šitoje vietoje, kaip ir sakai, dabar galbūt, jeigu propaguojama ten kažkokia LGBT ar ten dar kažkas, tas vaikas vienaip šeimoje užaugo, ne, bet jis mato kitą dalyką, taip.
jis nori ten prisilies, bet galų gale jis vis tiek nudegs tenais, pamatys, kas ten yra, kaip aš pamačiau tam nusikalstamam pasaulyje, kad ten nėra taip gražu, kaip jis yra piešiamas įvairiausiuose filmuose ar kažkokiuose tai ten. Bet mes vėl kalbam apie tai, kad jeigu mes prisiminsim mūsų tos lūžio taškus, tai yra 90-ieji. Taip. Tai buvo būtent tie metai, kada vyriausybė, mūsų valstybė, laisvai galėjo važiuoti Gedimino prospektu 2 banditai, sustot, tarpusavį šnekėtis, o iš paskos jų policija stovėdavo, negalėdavo pravažiuoti ir net nepipsėdavo. Tai reiškia, vėl gaunasi taip, kad tos mados, pagal kurias eina jaunimas, jos yra formuojamos iš visuomenės, vos ne iš valstybės. Ir jeigu tais laikais mūsų valstybė valdė nusikaltėliai, aišku, jiems tai buvo leista padaryti. Ir visuomenė tai matydavo, ir mes kaip jaunimėlis, mums būtų bročkieto, ir tos visus dalykus atkartoja. Paskui būdavo ten, kad ir narkotikų vartojamas madingas, ir visa kita. Bet tai tos bangos visos yra, visos tos bangos, yra tas visuomenės valdymas. Visuomenės, ką, tie valdantieji, ką jie programuoja būtent visuomenėje, tas ir atsispindi. Bet dabar yra didelis klausimas pasvarstyti, galim tiesiog dabar čia vietoj, tai mes dabar matom tas visas kryptis ir dabar klausimas, kaip tėvai, ant kiek jie turi dirbti su savim ir su vaikais, tam, kad vaikus vis dėlto nukreipti tą linkmę, kuriuos tu nori nukreipti. Ne kaip visuomenė, ne LGBT, ne pinigų ten kažkoks tai visi, bet kaip tau pačiam išugdyti tą vaiką ir jį, čia jau savo pavyzdžio vargu ar užtenka, nes jisai jau turi ne tik savo pavyzdžių tai parodyti, bet ir atkovot tą dėmesį iš visuomenės standartų visų. Būtent tai čia ir yra man, aš tą patį klausimą savo uždavinėjau daug metų, kad jeigu aš turėsiu kažkada vaikų, kaip man arba jį išsaugoti reikės, saugot nuo šitos visuomenės, nuo šitos beprotystės, kas čia vyksta, taip. Ar man reikės ginti, lakstyti iš paskos, arba tiesiog žiūrėti gailiom akim, kaip jisai tenai įsilieja, nes aš ten namie vienai prižiūrėsiu, jis nueis į mokyklą, tenai į darželį, jisai visą kitą vaizdą pamatys, taip. Tai šito vietoj vienintelis mano atsakymas, kuris šiai dienai yra, tai yra stiprus ryšys su vaiku. Nuo pat vaikystės užmėgsti stiprų ryšį pasitikėjimu paremtą, taip, nuo širdumo pasitikėjimu, tam, kad ir nuodugniai vaikui paaiškinti, jam dar suprantama kalba, kas vyksta, kad tu nueisi tenai, ten yra taip ir taip ir taip ir taip, paaiškinti vaikui. Ne, kad užaugę suprasi, ne toks pasakymas, o paaiškinti, kad yra žmonės, jie gyvena pagal tai ir jie turi kitokius rezultatus. Mes norim gyventi pagal tai ir kitokius rezultatus. Ir per pasakas, per žaidimus vaikui šitą paaiškinti ir vaikai labai įmus ir jie tai supranta. Ir jeigu yra ryšys užmėgstas su tėčiu ar su mama ir, sakykime, išmintingai yra paaiškinamas kažkoks ilgalaikis dalykas, kaip man buvo. Mama atsimenu, aš vaikystėje žaisdavau su tėvo kažkokiais, tai ten diplomai būdavo stalčiai. Aš ten lindavau, žaisdavau. Ir radau dolerius. Tada, tai čia 90-ų irgi pradžia kažkokia buvo. Radau dolerius ir aš toks supratau, kad kažkas čia ne taip, bet aš paėmiau ir man ten viduje kažkas dreba ir aš su tais doleriais sugalvojau nueit kramtošką nupirkti, kiemį išdalinti, po draugų savo čia susirasiu. Vieną kartą išnešiu, antrą kartą išnešiu, po to, kai ten pamatė, sužinojo, kiek ten tų dolerių, kiek ten tų kramtoškų man turėjo išeiti ant kalnas. Žodžiu, buvo ilga istorija. Tai aš gavau lupt, aš nesupratau, ten išsigalvau, kad ten, kaip išsigalvau, sako, gal tave reikėtavo kažkas, jo, sakau, kad atsakomybės, ten man 5 ar 6 metukai buvo, 6 gal. Tai po to man, po visų šitų lupimų, man mama papasakojo vieną tokią trumpą pasakėčią apie tai, kaip berniukas melavo, kad vilkas užpuolė kaimą ir avis išpjovė. Vieną kartą jisai pamelavo, patikrino avis, visos sveikos. Antrą kartą pamelavo, patikrino sveikos, trečią kartą iš tikrųjų vilkas užpuolė. Niekas netikėjo jo, ir išpjovė vis. Ir man šitą papasako, man užteko. O tokio dalyko papasako vaikui. Aš supratau, kad mano melavimas, ar ten kažkas tikito, gali sukelt pasiekmes rimtas. Tai su vaikais tokiu principu bendraujant, per pavyzdžius, per pasakojimus, per žaidimus, jie tą informaciją daug geriau supranta, negu mes jiems ten aiškinam, rėkiam ar dar kažką tais darom. Tai tas pagrindinis dalykas būtų ryšio užmezgimas.
to pasitikėjimo paremto. Nu čia, vat, iš tavo pasakojimo man yra dar vienas momentas, kad pas mus, vat, vaikai, nu aišku, 5-6 metai gal nebūtų būtent tas amžius, bet jau tai reiškia, parodo tai, kad jau vaikai nuo tokio amžiaus turi būti supažindami su pinigais. Ir jie turi mokėti elgtis su jais, reiškia, jiems turi būti duodamas kažkoks tai tas pinigėlis, kad jie suprastų, kad vat, jis gauna kažkokias tai savo ten tas pajamėlės. Taip. Kad va čia yra jo, čia yra duota jam ir kad jis už jas vat, gali vat, kažką tai jau išmokti jas kažkaip tai valdyti, nes vat, tai aš manau, kad daug tokių istorijų yra, kai vaikui jis ir deimantą gali atiduoti, nes jam tai yra blizgantis kažkoks daikčiukas ir jeigu jisai nori, pavyzdžiui, susiras draugų ar dar kažkas, bet matai, va čia jau yra kitas momentas. Vėl, vaikas, jeigu jisai pakankamai turi dėmesio, jeigu jisai tenais turi savo draugų ar dar kažkas, tai jau gaunasi taip, kad jisai, nu, va, ir kitų, bet net ir nežinau, čia dar gilesnė labai tema. Nes iš kiekvienos tos potėmės, iš kiekvieno pavyzdžio gali nueiti labai giliai kur. Bet gaunasi taip, kad vat kiekvienas ta situacija, nes, pavyzdžiui, jeigu tėvai skirtų pakankamai dėmesio vaikui, ir jam pasakytų arba su juo pabūtų, jam gal nebūtų poreikio su tais vaikais, ta prasme, tų vaikų ieškot, o jeigu jisai gautų pakankamai dėmesio, jisai gal būtų, sakykime, psichologiškai stabilesnis ir jisai būdamas ramus ir kokybiškas ir sumanus, jisai gal ir prieš tos draugus kitaip atrodytų ir tų draugų paprasčiau turėtų. Tai va tos visos problemos, jos vis tiek susiję į tai, kad, na, turi būti labai to vaiko, vat, tos visos būsenos pastebėtos. Nes jeigu jisai vis tiek ateina kelis kartus pasako, mama, aš neturiu draugų, arba tėti neturiu draugų, arba man kažkas tai nesiseka. Ir mes kaip, dabar iš vis sprendžiasi, imk va kompiuterį, filmuką įjungia, jisai, na, ir tu. Ir va nuo šitų momentų, va jau jisai pradeda ir va dasivysto ir iki tavo pavyzdžių. Tai taip, momentas yra, pavyzdžiui, su priklausomybė mane, va iš ten to filmo, su kuriuo aš važinėjau, momentas, kad ne visi, kurie turėjo kažkokių vaikystį traumų, tampa priklausomais, ne? Bet visi, kurie, skim, fiksuojama, kad yra priklausomybė kažkokia, jie visi iki vieno buvo vaikystėje emociškai sutraumuoti. Ir emocinė trauma, tai nebūtinai, kad ten kažkas tave paliko, ar ten priimušė, ar ten barė, bet ne tik, kad blogų dalykų buvimas, bet ir gerų dalykų, kurie turėtų įvykti tavo vaikystėje, nebuvimas. Pavyzdžiui, ryšio nebuvimas su tėvais arba tėvai nepagirdavo tavęs už tai, kad tu kažką padarydavai gero. Taip? Pavyzdžiui, jeigu kažką blogo padarydavai, sukritikuodavo, jeigu kažką ten susitvarkydavai kambarį, tiesiog kaip norma tai priimdavo. Bet trūkdavo pagirimo, trūkdavo apkabinimo kažkokio. Ir vaikas va šito dalyko neužsipildęs, jis pradeda ieškoti. Kuris pradeda ieškoti? Įvairiose religinėse organizacijose, įvairiausiose judėjimuose, galimybėse lengvai užsidirbti pinigų, tam, kad parodyt savo reikšmingumą. Ir mes turim pilną dabar. Nu ir mesgi vis tiek dar turim pasakyti, kad ir visi tie, kurie nori įtraukti, ar į vienokį arba kitokį, kad ar kas rūkytų, ar kas vartotų alkoholį, ar kas vartotų narkotikus, tai jiegi samdosi ištisas grupės psichologų ir sociologų, kurie jau ir filmuose, ir visur, kur tas savo nišas pradirba. Ir kaip turi reaguoti žmogus, kuris yra nusivylęs po pokalbio su tėvais, arba po pokalbio bet kokio, tai, nu, tai mes žinom, kad visi šitie momentai yra užprogramuoti. Ir jau tas veikimas va, toj būsenai, jau jis yra nuspręstas. Nu, kaip, nes ir patys, netgi ir patys tėvai, va, kurie ar ten pavartoja alkoholio, ar parūko, taigi jeigu kažkas tai nepasisekė, jeigu kažkas tai supyko, tai jis iškart stvėrė, pašaukė, nubėgo parūkė, atėjo ramesnis, arba tenais gramelį padarė, arba jeigu ten, kad ir su vaikais, nu, vaikai, kai stebi
tėvus, ne, kai kažkoks tai ten vyksta, tai tėvai vartodami alkoholį ar kažką, jiegi suranda pasiteisinimų, kad aš ar susinervinęs, ar šventė kažkokia, ar tai dar kažkas. Tai visas šitas elgesys jau yra suprogramuotas. Bet dabar klausimas, žinai, koks yra. O būtent, tu irgi paminėjai, kad yra visos priklausomybės ten ir visi vartojimai. Ant kiek yra vis dėlto tos visos problemos susiję su kvaišalais, bet kuriais. Na, tarsi, nes, pavyzdžiui, jeigu vaikas, tarkim, emociškai arba kažkaip tai jis yra sutrikęs, ar ten dėmesio, ar psichologinių kažkokių tai problemų turi, bet jeigu iš jo gyvenimo būtų išbraukti kvaišalai, jisaigi visiškai lengviau su to susitvarkytų. Taip, pirmas dalykas. Dabar, kvaišalų visą šitą temą, kuo jinai man yra įdomi. Iš esmės, ko mes ieškom? Mes ieškom būsenų tam tikrų. Mes ieškom būsenų, norim patirti tam tikras būsenas. Ten, pavadinkim, būsenas, kurios emocinį foną kažkokį tai sukuria. Taip, sakykime, ten mes jaučiamės laimingi, net patenkinti, ten, pavyzdžiui, įkvėpti kažkokie tais. Ne? Ir tai mums gali sukelti daugelį skirtingų dalykų. Tai įvairūs kvaišalai, narkotikai, net ten pavadinkim, tai yra tai, kas tau nereikia įdėti jokių pastangų, nereikia nieko daryti praktiškai, tu tik tai įvarėjai medžiagą ir jinai tave akimirksniui tą būseną nuvaro. Toliau visos tavo pastangos yra tai medžiagai gauti skirtos. Ne? Ir tą patį galima patirti įvairiais kitais būdais. Ne, ten sportuojant, siekiant tikslų, ten medituojant kažką, ten veikiant veiklą, įvairiausių būdų yra. Ne, ten, netgi pavyzdžiui, maudynės šaltam vandenį, kur yra taip, aš iš pradžių galvoju, kas čia per nesąmonė. Po to kelis kartus pabandžiau ir aš atsimenu, po to taip fantastiškai jautiesi, ne, ten kurį laiką gerai. Ir žiūrėjau, aš dabar pasakau vieno tokio amerikiečių, ten, dabar jis garsus, ten turi Lietuvos dydžio auditoriją, YouTube, ten be 1,3 milijono, ne, ir ten peržiūrų ir stebėtojų, neurobiologijos ten profesorius. Ir jisai pasako apie fiksuotus irgi dalykus skirtingom temom. Būtent po šaltos maudynės sukyla adrenalino ir dopamino lygis ilgam laikui. Reiškia, žmogus gauna, išsiskiria tas pats hormonas, kai žmogus, pavyzdžiui, ten, nežinau, pavartotų kokaino. Taip? Jam išsiskiria, galbūt šiek tiek mažiau negu kokaino, bet jis gauna tą pačią būseną. Reiškia, mes galim gauti tos pačias būsenas skirtingais metodais. Ir dabar, kai vaikai neišmoksta, kaip tai gaut, jam duodama, o pradeda duoti nuo kada, nuo paauglystės, yra pagrindinis taikinys tabako ir alkoholio kompanijų, taip pat ir narkotikų, tai yra 12 metų vaikai. Nes nuo 12 metų prasideda procesas smegenyse, toks vadinamas sinaptinis genėjimas. Ką reiškia sinaptinis genėjimas? Tai kai yra mažas vaikas, visi neuronai smegenyse, jie turi krūvą jungčių vieni su kitais ten. Šaršalinė tokia, ne? Ir todėl vaikas gali bet kuo praktiškai būti, ko tik tai nori, ne? Viskas ten susiję pas jį. Nuo 12 metų prasideda, reiškia, taip natūralus, tai gerai, maždaug visko pabandėjai, dabar ką tu daugiausiai veiki gyvenime, tą mes tau ir palikinėsim, o visą kitą apkarpysim, tas jungtis. Ir vyksta natūralus procesas, tas apkarpimas. Ir nuo 12 iki 20 metų maždaug pas vaiką susiformuoja tas, pavadinkim, kamienas, ne kaip medžio. Taip, kaip atrodys jo gyvenimas. Ir jeigu tuo metu vaikas pradeda vartoti alkoholį, rūkyti ar ten kažkokius narkotikus, tai iš alkoholio ir tabako gamintojo pusės tu turėsi klientą visam gyvenimui, taip? Iš ten medicininės pusės tu turėsi priklausomą žmogų, taip? Iš valstybės pusės turėsi paklusnų vergą. Paklusnų vergą, teisingai, kuris nedagyvens iki pensijos ir nereikės jam pensijos mokėti. Bet... ir šiaip klausimų neuždavinės. Dagyvens iki penktadienio, ten pirmadienį atsipaipalios ir vėl eis, darys. Būtent. Tai ir čia tikrai naudinga, sakau, šitą temą, dabar aš, kai pasižiūrėjau tą važiuodamas netgi praklausiau, sakykime, tą video, tai taip malonu buvo išgirsti tai, ką aš kartoju, kalbu žmonėm jau 3 metus, taip? Dabar išgirsti iš kažkokio Amerikos ten pripažinto mokslininko, kuris iš visų manim nieko bendro neturi, neturi ten jokių kontaktų, nežino mano ten to požiūrio, bet jis tiesiog analizuoja tos duomenys tyrimų, prie kurių dabar yra didesnis prieimas negu būdavo anksčiau.
ten Anglijoje, tai Jungtiniai karalystėje buvo ištirta apie 35 000 žmonių per biobanką. Ir patikrinta, reiškia, kokį poveikį ten daro tas pats alkoholio vartojimas. Tai išvados prieitos tokias, kad jisai pats sako, aš nenoriu demonizuoti, sako, čia alkoholio, nenoriu nieko iš nieko atimti, aš tiesiog kaip mokslininkas, jums paaiškinu, kas vyksta su smegenim. Ne? Ir jisai sako, aš nesuprantu, kaip šitas dalykas gali būti legalus. Bet jisai pats užduoda, ne? Jisai turi ten kažkokių rėmėjų, aš nežinau, jisai pats liktai pasakė, kad jisai nevartoja, nes jam nepatinka, ne? Bet jis nėra prieš nusistatęs, jis tiesiog pasako tokius dalykus. Tai mes turim tą tokią visuomenę, ne? Kur nuo 12, sakykime, metų traukiami tie vaikai tenai ir jeigu tėvai patys palaiko šitą, nes atsiminti reikia tokį paprastą dalyką. Gauna patvirtinimą. Taip, tėvas, kuris perka butelį kažkokį tai alkoholio arba pakelį cigarečių, jisai sumoka pinigus, taip, ir už tuos jo sumokėtus pinigus tabako ir alkoholio kompanijos reklamuoja tą produktą, kurį rodo jo vaikui. Per filmus, per kitus. Ir yra didžiausias vaikui patvirtinimas. Taip, kada tėvas, ir jeigu tėvas jisai daro ir nemažai teigiamų dalykų, netgi ir dėmesio skiria, ir jeigu jisai, tėvas yra autoritetas, visą kitą, arba mama, arba netgi ir kažkas aplinkoje, ir jeigu jisai rūko ir jisai gauna patvirtinimą. Kad šitas geras tėtis, kuris manim rūpinasi, manim myli, manim žaidžia futbolą, važinėja, ten žaidžia krepšinį, nesvarbu ką, bet jisai prieš šventės varo su draugais ir daro šitą, aš irgi toks noriu būti. Taip. Ir tai yra natūralu ir vaikas natūraliai iš meilės ir jisai tai daro su meilė. Ir jam po to tas taurės pakelimas jam galbūt primins kažkada tai po 30 metų, nes jis pats to nesupras, bet emociškai jam ta pakelta taurė primins, kaip jisai buvo mažiukas ir matė savo tėtį. Prie stalo, pavyzdžiui, kalbantį, pasakojantį kažką, ne? O jisai žiūrėjo tėtį, sakė, wow, ne, koksai jisai. Grįžtam dabar vėl prie to pačio auklėjimo, bet vis tiek dabar tėvai, kurie nori rūpinti savo ateities kartą ir visą kitą, jie turi, mano supratimu, tai turėtų skirti visą savo dėmesį, nes jeigu vaikas yra užsiėmęs, jeigu jis yra nukreiptas gera linkme į tą patį sportą arba į tai, kas jam patinka. Nes pas mus dabar yra taip galvojama, kad kas būtų gerai. Ten, pavyzdžiui, 2 instrumentai, ten, nežinau, choras, baletas, ten kažkas, nors vaikui tas visiškai nepatinka. Tarsi, ir mano supratimu, kad reikėtų vis dėlto išsiaiškinti, be abejo, daug kada kas yra patingima, ne, ir kai matai, tu tikrai turi gabumų ir visą kitą, bet ar šitoje vietoje, pavyzdžiui, spaudimas, ne, užsiimti, nes mes visi, norim, kad vaikai kažko užsiimtų, kad kažką pasiektų, kad nekreiptų dėmesį į tos visus, blogus užsiėmimus, taip pavadinkim, bet ar tas stumimas į tam tikrą veiklą ir tam tikrą užsiėmimą nepadaro priešingai meškos paslaugos, kada yra supykstama ir ta veikla, ir jisai pradeda maištauti ir pykt ant tėvų. Nes stumimas tai per prievartą darimas tikrai ne, čia nieko, jam emociškai, sakykime, neužsifiksuos tai dėl to, kad jis, jeigu darys tai per prievartą, jam tai atrodys kaip bausmė ir jisai tiesiog smegenys natūraliai vengs to, kas yra, nemalonu, ne, sakykime, visas kūnas jisai vengs, tik smegenys, bet nemaloni veikla, ne, šlykštulį kelia, tai arba yra gudravimo būdai kažkokie tai, sakykime, pavyzdys gerai, aš vėlgi iš savo asmeninio. Sako, aš nenoriu eiti į darželį dėl to, kad ten bus auklėtoja, kuri rėkia ant vaikų. Taip, tiesiog rėkia. Ir vis tiek tom dienom reikia nuvesti. Galima kaip vesti. Eis ir viskas, neatsikalbinėk, o galima kaip gudri. Aš sugalvojau paprastą kažkokią man vienintelį atėjusi dalyką. Panaudosim labai svarbią, labai rimtą, bet galbūt šiek tiek apvalkiotą frazę, kur dėmesys, ten ir energija. Teisingai. Sakau, yra darželį kažkas, ką tu mėgsti veikti. Ten piešti, skaityti, kažką ten dėlioti, ne? Taip. Tai sakau, kai jinai pradės rėkti, tu iš karto pagalvok apie tai, ką tu mėgsti veikti, ne? Ir galvok apie tai, kol jinai rėks. Ir po to, kai jinai baigs, nueik tenai ir daryk tai, kas tau patinka. Gerai? Pabandysi šitą? Gerai, pabandysiu.
Po poros dienų sakau, tai eisi į darželį. Eisiu. O kas auklėtojo šita bus? Taigi tau nepatinka. Jau nebe, jau išmokau. Kaip? Nu tai va, išmokau čia. Žodžiu, jis išmoko nekreipti jie dėmesio. Ne, išmėgti. Reiškia, jeigu mes norim vaiką išmokinti grot pianinu, ne, bet jam nepatinka grot pianinu, reikia ieškoti sąlyčio taškų, kaip galima pianiną prijungti prie to, kas jam patinka. Ne? Nu, pavyzdžiui, jam patinka piešti. Taip, jam patinka piešti, bet mes norim, kad jisai su pianinu dar grotų. Tai mes, pavyzdžiui, sakom, klausyk, einam, pavyzdžiui, papiešim dabar 2 pieštukais, vienam rankom. Ne? Pavyzdžiui, pabando piešti, ne? Ir, sakykime, po to sakai, įsivaizduok, jeigu spalvos būtų muzikos garsai, kaip jos skambėtų? Ne? Paskaitų, nu, kaip nežinau, ne? Einam, pabandysim ant pianinų. Va čia žiūrėk, čia va žalia, čia geltona. O čia žiūrėk, dabar sumaišom, kas bus, ne? Ir va per tokius būdus, ne? Per jam malonius, perėti prie kitos veiklos. Reiškia, jisai grodamas pianinu, negalvos apie tai, kodėl čia mane prie šitos dėžės pasodino. Jam galvos, kad aš dabar piešiu paveikslą. Muzikos natų paveikslas. Bet kokios veiklos, ar jinai mums patiks, ar nepatiks, esmė yra tai, ką mes galvojame, taip, tuo metu, kai mes darom tą veiklą. Ne? Bet kokią veiklą. Jeigu aš eisiu plauti indus ir sakysiu, blin, kodėl čia namiškiai indų nesusiplauna, užknisa pastovė, čia kaip tarnaitė kažkokią turiu plauti indus, taip, patikėk manim, man indų plovimas bus kančia. Bet jeigu aš, kaip sakysim, mano mama atsimenu, tai tu mėgsti indus plauti? Ne, sako, man rankom šalta ateinu, sako, rankas susišildė. Ir rankas šildosi, ne? Tai sakykime, jeigu su tokiu požiūriu ateini, nu, kaip čia rankas susišildė, ne? Bet kokį procesą gali visiškai kitaip traktuoti. Tai vat, čia ir yra ta gudrybė, mes turim tą lakę vaizduotę, tik mes nemokam jos naudoti. Ir jeigu mes jos nemokam naudoti, vėlgi ją panaudos kiti, kas žino, kaip jinai veikia. Ir tai mes turim socialiniai tinklai, kai žmonės negali išlysti iš telefonų. Taip? Tai televizorius, ne visas šitas dalykas. Socialiniai tinklai puikiai žino, kad dėmesio trūkumas yra, o ten to dėmesio pilna. Pilna, kokį tik nori. Užkabino bet kokiom temam, o kai žmogus nori pasimiršti, jam viskas tinka. Taip. Tai vat klausimas, su kuo tas vaikas ryšį turės. Ar jisai turės su tėvais tą ryšį, ar jisai turės su draugais ryšį, ar jisai turės, nežinau, su kažkokiom tai organizacijom, kurios ir ieško tų tokių, sakykime, naivių, silpnų. Nes aš pamenu, mano sesuo irgi buvo kaip paauglystė, aš dar vaikas buvau, tėvas jo vartodavo alkoholį, ten su mama vis pykčiai ginčiai ir jinai kainą ieškoja. Tada tas tikėjimo žodis pasirodė čia. Jinai tenai tą tikėjimo žodį irgi pasinešė. Na ir ten gauna ir bendruomenė, ir neva palaikymą, ir tas pačias panašias temas, kurios visiems įdomios ir užsisuka. Taip, ir va tas momentas, tai tėvai po to ten bandė kažką sakyti, dar kažkas, bet po to kažkaip natūraliai gavosi, kad jinai ten ar išvažiavo kažkur tai užsienį, bet nutrūko, žodžiu, neįlindo ten labai per giliai. Bet faktas tas, kad vaikas, kuris neturi ryšio šeimoje, arba negauna pakankamai dėmesio, sakykime, arba tas dėmesys yra nuolatinė kritika. Pavyzdžiui, dabar vienose tokiuose kursuose dalyvauju įdomiuose, skirti nuo 3 iki 6 metų vaikus, kas turintis kaip auklė, tai ten tokius video pasižiūrė, atrodo, viskas kaip ir paprasta, natūralu, primityvu, iš esmės tai, kaip pamatai, pavyzdžiui, jeigu tėvai tikrai myli savo vaiką ir būna su juo, tai taip ir gaunasi, ne? Bet, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip vaikui sako, ką jisai netaip daro, ne, jam aiškina, kai netaip daro. Pavyzdžiui, vaikas ten kažką tais išmėto, ne, ten arba batų nesusideda ir tėvai jį bara. Pas vaiką formuojasi toks įdomus dalykas, ne, mums atrodo tai keista, mes jį čia mokinam auklėjimą, ne, tas auklėjimas tai taip daryk, taip nedaryk. Kur dėmesys, ten ir energija. Jeigu vaikas išmėto batus ir tėvai ateina ir su juo bendrauja, jam aiškina, kad reikia batus susidėti, nes kitaip ten jis gauna iš tėvų dėmesį. Taip? Jeigu jisai batus susideda į vietą, viskas normaliai, tėvai užsiėmė savais reikalais, o jam sėdi vienas. Ne? Ir jisai ieško būdų, kaip gauti tėvų dėmesį. Jis išmėto batus. Taip? Jisai gauna tėvų dėmesį. Bet jeigu jisai išmėto batus, taip? Ne?
tėvai jam pasakom, šituose namuose bus tvarka, taip, o eina mes dabar su tavim pažaisim žaidimą, ne, kas greičiau sudės tvarkingai batus, taip? Dėmesio gavo, kada tvarkėsi. Dėmesio gavo, kada tvarkėsi, ne? Va tokie principai ir yra, ir čia nėra nieko stebuklingo, reikia pasižiūrėti tas situacijas, kada mes tą tokį artimą ryšį jaučiam. Šiaip mes galim pajausti, tai kada mes esam su vaiku, kada mes jam sakom, eik iš čia, ne? Ir tada, kada jis sako, eik iš čia, jis ieško, kur tu dėmesį. O kas lengviausia dabar, aš pastebėjau irgi ten, čia kokiuose, tėvai sėdi kavinėje, pavyzdžiui, praeini, ne tėvas, ten alų siurbė, kokį į save pilasi, ne, vaikui telefonas padėtas šalia, ten bulvytės fri. Valgo bulvytės fri, žiūri ten, tėvas alų siurbė, ne. Tipo, bet jisai sako, aš buvau kartu su vaiku. Žiūrėk, tai dabar gaunasi taip, kad pagrindinis iš vis auklėjimo būdas, netgi ne auklėjimo, tai yra noras turėti ryšį su vaiku, netgi nenoras, o turėjimas ryšio su vaiku, jeigu pats žmogus yra pakankamai sąmoningas, jeigu jisai pats yra kūrybingas ir jeigu jisai žino, ko nori iš vaiko, reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, nes jeigu yra noras ir yra tikslas, tai tikrai tėvai gali ką nori padaryti, čia yra tik tai fantazijos, kūrybos klausimas. Gali nukreipti bet kokią linkme. Bet tu turi, tėvai turi būti didesnis tas motivatorius arba negu visuomenė, negu tie išorinė, negu kompiuteris tenais ar saldainis ar kažkas. Jisai turi būti didesnis motivatorius kažką daryti, užimti tą dėmesį, ir ryšys. Man toksai vaizdinys, atėjo į galvą. Imkite telefoną, pažiūrėkit multikus ar ten dar, nežinau, pažaiskit, kol mes užsiėmė savais reikalais. Dabar čia šeimoje. Ir tai vyksta daugelį šeimų. Dabar keliam į lygmenį, reiškia, visuomenė tauta, tai yra vaikai, valdžia, pavadinkim, yra tėvai. Žiniasklaida, tai yra filmukai visokie. Skandalai, ten dar kažkas. Imkit, pažiūrėkit, kol mes užsiėmė savais reikalais. Ir dabar vaikai... Ir nekliudykit. Nekliudykit. Ir dabar vaikai, ten vienas įkišo galvą, ne pro kambario duris, ne, kitas kažką nugirdo ir sėdi pasakoja vieni kitiem. Klausyk, ten jie tą ir tą daro, žinai, oi, negali būti, ne. Bet tai žino kažkokias nuotrupas. Ir dabar tikrai nuo ko prasidės kažkokie pokyčiai, aš irgi taip, tas man kažkokios ten pasaulį čia pakeisgi, atsimenu, čia kažką gero labai padaryti, po to dabar sūnus gimė, aš taip žiūriu į galvoju, čia, mano dėmesys, ne, nuo čia pradėti ir po to pradėsiu pats matyti aplinkoje tos pokyčius natūraliai, kai mes kiekvieną savo šeimoje pradėsim tą dėmesį su savo vaikam rodyti, taip? Tada natūraliai mums ateis, sakysim, palaukit, hebra, ką jūs čia darot, tiesiog, ką jūs čia darot, mes negalėsim leisti savo, kad su mumis taip elgtųsi, dėl to, kad mes patys taip nesielgiam. Kol mes patys taip elgiame su savo vaikais, su savo artimaisiais, tol ir su mumis taip elgsis kažkas kitas. Matai, Rytis, dabar mes kalbam apie tas situacijas, kada tėvai yra tikrai pakankamai sąmoningi. Ir kada bet mes turime visuomenę, kurioje tikrai labai didelė dalis tėvų, jie tikrai yra, paprasti tėvai, kuriuos kaip jie užaugino, kaip ir tu sakai, jie perdavinė viską savo vaikams. Ir mes dabar galėtume gal sulyginti. Kaip visuomenė buvo auklėjama, kokie buvo, tarkim, netgi ir tais tarybiniais laikais. Ir tais laukiniais kapitalistiniais laikais, kai mes nuo pat 90-ų pradžios matėm visą tą banditizmą, paskui matėm tas privatizacijos visas neteisybės, matėm, kaip vieni labai staigiai šauna. Ten visi žinojo, kad tenais, pavyzdžiui, kai labai gerai gyvena muitininkų vaikai, paskui, mes matėm, nekvaili žmonės, ar tenais techninio apžiūrų centro vaikai, arba ten ekonominės policijos, arba mokesčių inspekcijos. Tu sudedi tuos galus ir tu iš karto matai, kad jeigu tu būsi toj srityje, toj komandai, viskas tau bus gerai. O kaip vis tiek turi būti kažkaip tai tavo nuomonė, valstybę suformuoti, jeigu pas mus valstybėje būtų kažkokie kitokie pavyzdžiai padaryti, parodyti,
kad būtų ne piniginė vertė žmonių, ne, kad jisai sėkmingas arba dar kažkoks. O tie patys, tai mesgi puikiai atsimenam, Gariūnuose, kai sėdėdavo mokslininkai, arba ten akademikai pardavinėdavo ten tos džinsus ar kažką. Taip. Ir pas mus buvo, tai kam tas mokslas, jeigu jisai niekam nereikalingas. Ir mes vat nuo to laiko valstybė neturi tikslo. Jinai neformuoja žmonių. Gaunasi taip, kad žmonės formuoja rinką. O lygiai taip pat, kaip mūsų valstybė neturi jokio tikslo, nes, aš negirdėjau, nežinau. Gal kažkas turi kažką. Man patinka tokie šūkiai, žinai, už ten laimingą Lietuvą, rinkiminiai tokie, už laisvę, už lygybę, ten už sąžiningą visuomenę, tokie. Į niekur, žinai. Jo, ir mes nematome, nes anksčiau vis dėlto būdavo, pavyzdžiui, ta pati Salomėja Nėris, kažkokios eilės, kažkokie tai žygdarbiai, kažkas tai būdavo tas formuojamas tas, pavyzdžiui, mes... Tautinis identitetas, kaip tam? Netgi netautinis, bet būdavo kažkokie pavyzdžiai suformuojami konkrečių žmonių, kurie yra pavyzdys, siektinumas. Aš atsimenu, mes visi darželėje, ten tarybiniam. Taigi, visi kosmonautais norėjo. Taip. Jo, tai buvo tas Gagarinas, kuris ten išskrydo, visą kitą, bet tai buvo kažkoks tai žygdarbis, kažkas tai, kas vesdavo žmonės, kas dabar veda žmonės. Dabar pinigai. Pinigų turėjimas ir laisvė. Kas šitą liberalinę, pavadinkim... Rinkos ekonomika. Rinkos ekonomika. Kuo daugiau pinigų ir kuo daugiau laisvė, kuo daugiau išsikalinėti. Tai valstybė šito vieto irgi turi prisiimti tą ugdomą į darbą, tą prieš kryptį, nes visa rinkos ekonomika, kur jinai veda žmonės, kokie yra valstybės tikslai. Dabar žiūrėk, yra vienas toksai Amerikoje mąstytas, Noam Chomsky, teko girdėti? Jis ten neurolingvistas, žodžiu, rašytojas, įdomus tokie dalykai apie socialinį, tai inžineriją studijuoja, socialinį programavimą visą. Tai viešai prieinami jo tam tikros ištraukos ir vienas iš tokių patiko ten keletą punktų, galėsim kažkurioje laidoje gal paanalizuoti, aptarti ten ir apie Vertono langų principą, jis ten šiek tiek rašo kitais žodžiais, tik taip, bet apie dėmesio nukreipimą ten, žodžiu, panašiai, laipsniškumas, tas Vertono, kur yra naudojamas. Ir ten vienas punktas yra, kad valstybės užduotis privers žmonės patikėti, įvarant kalties jausmą, kad dėl savo gyvenimo, tokį kokie gyvena, yra kaltyje. O mes čia ne prie ko. Taip, mes čia darom žydinėlius. Tai žmonės per šitą momentą jie pradeda rimtai galvoti, kad valstybė, čia aš pats viską turiu daryti, aš pats savarankiškai, ir gaunasi, kad yra kažkas, kas nusprendžia, kaip tu sakai, kryptyje, žmonių. Ir yra kas paima, tos krypties jokios neduoda, bet duoda leidimą visiškam bardakui. Tai mes dabar iš esmės gyvenam visiškam kažkokiam... Tai irgi yra kryptis. Tai irgi yra kryptis. Tai reiškia vis dėlto tie, kurie patenka į vadovaujančias, lyderiaujančias pozicijas, jie patys, bet kokiu atveju jie yra lyderiai. Mes galim apie juos turėti kokią norimą nuomonę, bet jeigu jie patenka tenais į taip vadinamą valdžią, į juos atstovus, visą kitą, jie yra lyderiai, juos išrinko. Vienokiu ar kitokiu būdu, bet juos išrinko. Ir gaunasi taip, kad lyderiai suformuoja ir visai visuomeniai tą kryptį, kuria yra einama. Ir jeigu lyderis yra prasivogęs, vagis ar ten dar kažkas, automatiškai visa visuomenė šitaip eis. Tai jisai kaip tėvas šeimoje, jisai pavyzdį rodo. Ir tai visuomeniai, kuri yra vis dėlto ne visiškai sąmoninga, ir jinai neturi, viskas priklauso nuo tų išrinktų lyderių, kurie ten... Taip. Tai tarp kitko, vėlgi dabar grįžtant į tą patį alkoholį, reiškia, įdomus faktas, kuris yra praleistas, kaip veikia tas, tiesiog smegenys jisai paveikia taip, ir aš, kai šitą išgirdau, tai mano ankstesni teiginiai apie tai, kad tai yra ginklas ten ar nuodimo, ar valdymo, buvo tokie, sakykime, pasakė, taip jo, panašu. Bet dabar, kai išgirdau realius dalykus, kas ten smegenyse vyksta, tai man baisu pačiam darosi, tariant tos žodžius, nes realiai paveikiamos smegenys taip, kad pas žmogų išsijungia ta dalis, kuri atsakinga už sąmoningą, pavadinkim, mąstymą, racionalų, už pasirinkimus, jinai išsijungia. Tiesiog, jinai ne tai, kad išsijungia, jinai išjungiama, o aktyvuojasi sritis, kuri atsakinga už automatinį elgesį.
Užsuformuoti. Ir viskas. Ir ta prasme, ir dar prie viso šito, dėl emocinių, sakykime, kaitų ir ten to išsiskiriančio streso hormono kortizolio, formuojasi ta dalis, kuris skatina dar vartot. Ta prasme, tai yra tu žmogui duodi, tai yra toks komplektas, toks rimtas ginklas, iš esmės toks rimtas, aš nežinau, kai jį pradėjo naudoti ar žinojo, kaip jis veikia, gal tiesiog pastebėjo, kad taip veikia, duodam ir viskas. Bet dabar, kai patyrinėjai fiziologiškai, kas ten darosi, tai yra, aš nežinau, užgrobimui kitos tautos tai yra idealus ginklas, kurį tu tiesiog duodi, žmogus pats atiduoda pinigus, perka. Tai va, jeigu mes, sakykime, mano vėlgi pirma mintis, jeigu mes norim kažkokių tai pokyčių pasiekti, va šitą pirmas dalykas reikėtų išimti iš savo gyvenimo daiktą, kad smegenys atsigautų. Kad smegenys atsigautų tiesiog natūrali galimybė mąstyti. Nes dabar daugelis žmonių, jie, smegenys jos negali. Kaip, žinai, taip, tai gauna iš ekranų tik tai dirgiklius. Ir viską. Ir tam, kad nuo to dirgiklio kažkaip atsipalaiduotum, parodyta, kad, to yra variantas. Yra greitas nunulinimo variantas. Taip. Bet netgi, ir tas, aš tiesiog dabar šovė mintis galvon. Betgi tas Matėjaus Valančiaus, taigi blaivybės sąjūdis buvo. Taip. Ir prasidėjo visos tos mūsų kažkaip nuo blaivybės, pylėte. Visi sukilimai, kurie vyko Lietuvoje, buvo paraleliai su blaivybės judėjimais. Visi. Nes gaunasi taip, kad žmogus blaivas, jisai pradeda uždavinėti klausimus valstybei. Taip, jis užduoda klausimus. Ir tiems, kuriems reikia padaryti kažkokius pokyčius, užtenka tautą trumpam išblaivinti. Taip. Pasidaryti tos pokyčius. Ir galima toliau vėl. Ir vėl pirmumo eilėje iš karto suorganizuoti, kad vėl jie gautų pakankamai alkoholio, kad iki kada jų vėl prireikia. Taip. Vėl neblaivė. Iš esmės taip. Tas pats ir buvo prieš 100 metų Rusijoje. Niekas apie šitą nekalba, bet 1914 metais buvo sausas įstatymas Rusijoje. Apie šitą mažai tų kuras informacijos gali... Gal 24. Ne, 14 metais buvo. Gali būti, bet vėlgi kalba ir apie tai, kad aš nežinau, 14 metų variantas gali būti, bet po to vėliau, kad buvo vėliau buvo irgi, tai nuo 24 metų iki, man atrodo, ilgas laiko tarpas, 10 bent jau tikrai, ar man atrodo iki 36 buvo, bet kas gaunasi? Spranti, gaunasi taip, kad antrą pasaulinį karą laimėjo blaivi tauta. Va tas blaivus žmogus, kuris, tai ta karta, kuri paskui jau kariaut galėjo, jinai buvo blaivi. Tai ant kiek, ir iš vis labai, jeigu pasižiūrėt blaivių žmonių, tie moksliniai visi progresai kokie, kai ilgametis tas blaivių įstatymų priėmimas, ant kiek jisai paskui duoda, jeigu karta galėtų užaugti blaivi, aš manau, kad mes turėtum absoliučiai. Čia. Aišku, tai yra naivu tikėtis, nes dabartiniai valdantieji, jie negali už save gudresnių prileisti. Nes visą laiką dėl ko yra degraduojama, nes ir kodėl yra uždaromi tie vadinami socialiniai liftai, todėl kad valdantieji negali praleisti už save gudresnių. Nes jų valdžiai tada kils tiesioginė grėsmė, nes visuomenė pamatys, kad yra gudresnis ir aišku palaikys gudresnį. Jie šito daleis negali, dėl to jie užtikrina nuo pat, kaip tu sakai, vieni užtikrina, kad tu 12 metų įniktum į visus tos klausimus ir nemaišytum rimtiems dėdėms, nebūtinai labai gudriems valdyti. Ir jie šitos visus procesus žinodami, ta mūsų visuomenė stengiasi užhipnotizuoti, kad jie nelystų, kuriems nereikia. Tai dabar gal tada grįžtam truputėlį prie keleto tokių esminių patarimų, ne dėl vaikų auklėjimo. Apibendrinam. Tai pirmas dalykas - asmeninis pavyzdys. Taip, asmeninis pavyzdys. Antras dalykas - ryšys su vaiku. Taip, ryšys su vaiku. Ne šiaip pabūti vienoje patalpoje su juo, pats telefone ar vaikas telefone, bet nesiskaito. Su juo bendrauti, su juo, taip, su žmogum, ką jisai pasako, kas jam įdomu. Leisti jam pavadovauti žaidimo metu. Pažaisti su juo, bet jisai vadovauja žaidime. Taip, žaidime jisai pasijaučia, kad jisai gali kažką daryti. Taip stiprės ryšys, ne? Ieškoti jo teigiamų savybių, taip, kas jam patinka ir tai skatinti. Ir toliau
kur dėmesys ten ir energija, už gerą, tiksliau taip, už pageidaujamą mūsų elgesį, pageidaujamą, kaip jis elgtųsi. Mes jiem motyvuojam, bendraujam, duodam dėmesį, blogas elgesys mes ignoruojam, nereaguojam į tai iš vis. Pavyzdžiui, ten šneka nesąmonės, maivasi, vietoj to nustok, baig, ką čia darai per nesąmonės, ignoruojam. Vaikas pamatys, kad tai darydamas, jisai negauna to, ko nori, jis tada automatiškai ieškos kitų būdų, kaip gauti. Ir kitas dalykas, ir nesukuria emocijos. Taip, nesukuria. Nes jeigu jisai kažką tai daro ir tu emociją, tai tas pliūpsnis energijos, tas piktis jam per kitą, per tokį nematomą ryšį. Čia mato, kad nieko negauna, jis automatiškai kitą daro. Tai šitie dalykai. Arba gali pasakyti, kažkaip nelabai pajokavai. Nepavyko, kitas bairis buvo geresnis. Taip, galima, taip. Tai vat šitie tokie esminiai dalykai, o dabar dėl literatūros kažkokios, tai vėlgi aš pats asmeniškai tai negaliu konkrečiai kažko parekomenduoti. Aš tai sakyčiau, kad viskas, kas tinka saviugdai, sąmoningumui pačio žmogaus, asmeninės, nes mano įsitikinimu, blaivas žmogus žino visus atsakymus. Taip, būtent jie ateina. Jeigu žmogus pats yra visiškai blaivus ir ilgą laiką, aš manau, kad jisai yra bet kokiu atveju jau sąmoningas. O sąmoningas žmogus, jisai tikrai ras išeitis. Aišku, dar yra kiti klausimai, kaip jam susikurti gerbūvį, bet netgi sąmoningas žmogus, žinodamas, kad šiuo metu yra valstybėje tokia sistema, kur palaikomi kiti, ir jeigu jam kažkas ir nesigaus, jisai nenukris į tą, jisai nepuls svaigintis, ne visą kitą, tiesiog žinos, dabar visuomenė taip, ir jisai ras iš tos padėties kažkokią tai išeitį. Tai bet kokiu atveju visa literatūra, kuri susijusi su saviugda. Ir kitas irgi dar yra, kad mes vis dėlto kartais vėlgi saviugdydami vėl padarom iš to priklausomybę. Tai nereiktų ten ir visų iš eilės laidų žiūrėti nuo ryto iki vakaro. Pagyvenkit, pajauskit gyvenimą. O visus tuos išmoktus kažkokias tai gautas žinias būtų gerai padaryti praktiškai ir kartu netgi ir su vaikais pabandyti, kaip vienas ar kitas vaikas. Sumažint tą, pavadinkim, dopamininę, motyvacinę mūsų stimulaciją. Tai yra socialiniai tinklai, visokie ten saldumynai, greitas maistas, televizorius, žaidimai, visą šitą, jeigu pašalint kažkuriam laikui ir perkeltą dėmesį bendravimui su vaikais, mes gausim tas pačias emocijas per kitą mechanizmą. Plius nebus šalutinio poveikio. Ir visas šitas grįžta. Dar vienas ritualai, pavyzdžiui, atlikti ar padaryti kažkokius tai nuolatinius veiksmus su vaikais. Įvest kažkokias tai jūsų nežinau, kažkoks susikurt. Ar tai kažkoks tai yra stebuklingas medis prie upelio, prie kurios nueina. Ar tai tenais, bet tai, kas turi kartotis, kad vaikui susikurtų toks, kur yra jo atsiminimas, kaip jam yra kažkas tai gyvenime atsitinka blogai, kad jis visą laiką turėtų tą nuėjimą į kažkur, į malonę į tą būseną. Tai labai svarbu šitas. Tai tie tokie... Net šiurpas nuėjo. Geras. Tarp kitko, vyram organizuoju, sugalvojau čia, pasitarėm su kickbokso pasaulio čempionų stovyklą. Dar yra vietų, tai gal iš Karžygių žiūrovų kažkas norės prisijungti. Pritaikysim nuolaidėlę Karžygių žiūrovų. Tu čia taip pasakytų, tai aš nieko apie tai nežinau. Nieko nežinai. Žodžiu, taip, pabendravome su Sergejimas Labojevu truputėlį ir pasirodys man tikrai gilus žmogus, ne šiaip tas, kuris ten daužo kriaušės ar kažką tai, domisi tikrai savim, nes, šiaip kas daužo ten kriaušės ar kažką tai, ar mušasi, pasaulio čempionų netaptų, reikia kažko daugiau. Ir pabendravom, nusprendėm vyrų tokią stovyklėlę padaryti, 2 dienų, 2 dienų savaitgalio vyrų stovykla vasario 3-5 dienom. Ir ten su pirtim, su pasimaudymais, pabendravimais, žodžiu, blaiviai praleisti laiką, linksmai. Pakalbėti apie tas emocijas, kaip tvarkytis, pakalbėti apie įpročius, pasidalinti vyrų iššūkiai, su ko vyrai susiduria ir kaip kiti vyrai tvarkosi. Nes dažnai mums atrodo, kad tos problemos, kurios yra mūsų gyvenime, tik tai mums atsitinka, daugiau niekam. Po to, kai sužinai, kad visi su to susiduria, pavyzdžiui, moterų
emocijų šuolį. Nu, kai supranti, kad pas kiekvieną vyrą tai yra, tai viskas tvarkoja tada. Nu, tik tai klausimas, kaip kiekvienas vyras susitvarko. A ne, ar ten pila į save kažkokį ten skystį. O kur čia tai vyks, kiek tai laiko truks? Tai 2 paras vyks, Trakų rajone vila tokia ilgai. Aš galėsiu tada prašymę įmest nuorodą ir jeigu kas norėsit iš žiūrovų, dar jo vietų yra, ten su nakvynė, su maitinimu. Tai Karžygio žiūrovam. Registruojatės taip, vardas pavardė ir užrašot Karžygys, ne, 20% nuolaidą padarysim tada, senai kainai. Gerai. Tokio. Ja. O kad Karžygys galėtų irgi tenai sudalyvauti, tai ten šiek tiek žemiau aprašymai. Jo, irgi. Ja, tai šiaip už bet kokią paramą irgi tikrai ačiū. Dėkingi. Jo, tai vat, tada įmesiu aš tada duomenis. Gerai. Kažkur pasidalinsim ir tada kitą kartą galėsim dar pajudinti kitas temas. Vėl. Jo, iš tikrųjų, šiandien prabėgom, tokias laidas darant, iš karto pasimato, kokie laukai nearti yra vis dėlto tų temų, kurias žmonėms tikrai reikėtų parodyti. Visos jas, aišku, susiveda į tos standartinius dalykus, bet aš manau, mes dar atsirasim. Aišku, iš vienur ir kitur. Taip. Ja. Gerai, tai dėkui jūs tai. Dėkui, Rytis. Iki kitų kartų. O šiandien tikrai dėkui visiems žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų. Iki kitų. Iki. Ate.